O kita pusė jums atsako. Ha! Ir šita pusė vėl dar sako. Hu! Nu, kartu visi. Hu! Šita pusė. Ha! Šita pusė. Hu! Šita pusė. Ha! Nu ir dar kartelį. Hu! Ha! Hu! Ha! Visi artėja. Hu! Sveiki, čia gpb.lt tekstai. Aš esu Tadas ir šiandien jums perskaitysiu Tomo Marcinkevičiaus tekstą O fone mizoginija, ką sužinojau apsilankęs Gentys Fest 2024. Taip, šioje nuotraukoje aš Gentys Fest 2024. Dabar jau Tribes Fest, bet man lietuviškai gražiau. Jums tikriausiai įdomu, kaip aš jame atsidūriau. Trumpasis atsakymas. Nusipirkau bilietą, susikrovau kuprinę, nuvažiavau traukiniu iki Lentvario ir paėjau 6 kilometrų iki festivalio. Ilgasis atsakymas. Kas tiksliai tos vyrų gentys, man buvo įdomu jau 4 metus. Lietuvoje atsiradus šiam vakarietiškų men's circles vyrų ratų analogui, iš tikrųjų buvo sunku susidaryti nuomonę. Viena vertus, pasaulio ir Lietuvos vyrams tikrai reikia visos įmanomos pagalbos. Kaip skelbia pačios gentys, jie ir trumpiau gyvena ir daug dažniau gyvena su priklausomybėmis, smurtauja, netenka namų, nusižudo ir taip toliau. Rinktis, kalbėtis, draugauti, padėti vienas kitam – puiku. Kita vertus, nuo pat pirmųjų žinių apie projektą ėmė sklisti šioks toks seksizmo tvaikelis. Daugam įskaitant ir mane kilo klausimas, o kodėl reikia užsidaryti tarp vyrų? Negi negalima pagalbos ir bendrystės ieškoti nepaisant lyties. Ar tai savo ruožtu nedidina juokingos stereotipinės perskyros tarp Marso ir Veneros, iš kurios gal ir kyla nemaža dalis šių problemų? Tuo labiau, kad viešoji ir viešumon vis nutekanti vidinė genčių komunikacija šių abejonių tikrai nenuramina. Viename ankstyvame reklaminėme klipuke toks vyrukas mums sakė, kad ėmus lankytis gentyse pagerės be kita ko ir mūsų romantiniai santykiai. Gausi daugiau pist, suokalbiškai pridūrė. Šis sakinys vėliau iš klipuko buvo išimtas. Gentys paaiškino, kad nebeatitinka jis jų vertybių. O ne taip seniai į viešumą nutekėjo ir skaidrė iš kažkurios genčių prezentacijos – vyrų patarimai moterims. Patarimai, švelniai tariant, ne tiek moteris, kiek vyrų gentį puošia ne pačiais mieliausiais dažais. Beveik įsižeisti galima. Neva seksas yra mano savivertės ašis. Negliaudydamas siemkių su bachūrais, daug prarandu. Negaliu nespoksoti atsitiktinės krūtis, nes mano smegenys tokios. Ir nesuprantu, kad žmonės kartais ir tapkės nori namie panešioti. Galiausiai esu toks pusdurnis, kad moteris turi man pataikauti, pagal mane modeliuoti savo elgesį. Žodžiu, jėzuliau ant dviratuko. Skaidrė. Skaidrės viršuje juosta su 12 rimtai nusiteikusių vyrų nuotrauka, geltonų plytų fone. Užrašas viršuje kairėje, vyrų patarimai moteriams, viršuje dešinėje, gentys, logotipas. Po apačia 7 punktai. 1. Kabutėse. Pagarba yra svarbiau nei meilė. 2. Kabutėse. Man reikia daug sekso. Man tai yra saugumo šaltinis santykiuose ir sekso stygius kerta per mano pasitikėjimą savim ir gyvenimo pilnatvės jausmą. Vengimas mylėtis yra subtili žinutė man, kad arba esu prastas meilužis, arba nesu tau patrauklus. Tokiu atveju svarbu atvirai pasikalbėti, kas vyksta, nes kitu atveju pradėsiu ieškoti meilės kitur. 3. Kabutėse. Esu pažeidžiamas, bet mano pažeidžiamumą kiti turi užsitarnauti. Emocinė branda – vienas patraukliausių moters bruožų. 4. Kabutėse. Man reikia laiko sau, man reikia laiko praleisti su vyrais, jei to tavo vyras nedaro, jis daug praranda. Daug prarandi ir tu. 5. Kabutėse. Net jei esu santykiuose, aš negaliu nežiūrėti, nepastebėti kitos dailios moters iškirptės, kojų, figūros ir taip toliau, nes mano smegenys tokios. Tai nereiškia nieko blogo nei apie mane, nei apie moterį, su kuria esu. 6. Kabutėse. Taip, man svarbu, kad tu būtum graži. Man patinka, kai dėl manęs pasipuošia. Ir ne, aš nenoriu tavęs įprasti matyti su šlepetėmis ir chalatu visą dieną. 7. Kabutėse. Mano tikslas, mano misija. Be savo misijos aš miręs. Kai, jei man reikės rinktis, rinksiuosi savo misiją vietoje tavęs, nes kitu atveju aš būsiu miręs. Ar ši skaidrė tikra? Tikriausiai. Ar ji pateikta ištraukta iš konteksto? Tikrai taip. Gali būti, kad taip tiesiog paskirų genčių dalyvių mintys, kurias, pavyzdžiui, patys genčių vyrai aptarė diskusijose,
pakritikuoja, atskiria grūdus nuo pelų. Gali netgi būti, kad šios pabirus ir, nepabijokim šio žodžio, durnutukus patarimus, iš kokių nors viešai prieinamų šaltinių surinko genčių nekentėjai ir sudėjo į vieną skaidrę. Gali būti, gali ir nebūti, bet abejonių kelia. Šios skaidrės paakintas pasiprašiau iš GPB redkolegijos 105 € festivalio bilietui, nuvažiuosiu ir pats įsitikinsiu. Jei kas nors norite juos padengti, o gal dar ir papildomai už darbą primesti, paremkite GPB per banko sąskaitą, Contribui, PayPal arba Patreon. Žinoma, vien iš poros festivalio dienų susidaryti išsamų genčių vaizdinį neįmanoma. Genčių struktūra gana decentralizuota. Praėjo 8 savaitės trunkančius kabutėse mokymus su facilitatoriais, iki 10 vyrų savąją gentį būrė ir kuria patys. Todėl jos viena nuo kitos gali ir gerokai skirtis. Kad pažintume nors vieną iš jų, reiktų joje iš tikrųjų dalyvauti. O tai ne tik užimtų kur kas daugiau laiko, nei norėčiau šiam projektui skirti, bet ir būtų, mano galva, paprasčiausiai neetiška ir nesąžininga kitų gentainių atžvilgių. Tačiau neapsimeskime šlangomis. Grupelės gal ir atskiros, bet bendra genčių idėja ir ideologija egzistuoja bei persmelkia visas po visą Lietuvą ir platųjį pasaulį išsibarsčiusias grupeles. Kasmetinis festivalis – geras būdas pamatyti ir patirti koncentruotą šios ideologijos versiją. Žodžiu, nesakau, kad perkandau gentis kaip riešutą ir dabar jums visą tiesą papasakosiu. Bet susikrovau kuprinę, sėdau į traukinį, paėjau 6 kilometrus ir šį bei tą per porą dienų sužinojau. Leisk savo vidiniam berniukui padūkti. Festivalis prasideda nuo apyrankės. Kol jos laukiam, eilėje prie įėjimo sklinda tikrai buchūriški bajeriukai iš vieno draugo kitam. Klausyk, ko tu čia taip prisikrovai į tą kuprinę? Šitiek viagros prisikrovai? Nu reikės tiek marių. Vardas pakeistas. Čia gyvena moteris apskritai per visą festą bus. Oi, kokie pažįstami šitie nerangus vyriški juokeliai. Ar tik nebus, nepaisant viso New Age ir savipagalbos apvalkalo, šis savaitgalis dar viena vyrai išvažiavo į žvejybą versija. Puikioje poilsiavietėje ežero pusiasalyje apie 300 vyrų. Pavargstu su palapinė, susipažįstu su pora dalyvių, pastudijuoju gausią programą, sumetu draugišką šachmatų partiją. Jaučiuosi kiek pasimetęs. Moteris festivalio teritorijoje iš tikrųjų tik viena iš maisto pardavėjų. Ir tai, kad čia vien vyrai, man kelia šiokį tokį nerimą. Kažkaip keista. Toliau ne visai suprantu, kam to reikia. Bet tuoj pat mane priblokš ir į visą pokštą klausimų man atsakys festivalio atidarimas. Jo vedėjas, buvęs radio ir TV laidų vedėjas, o dabar kvėpavimo praktikų instruktorius Marius Šmitas. Jis pasirodo prisidėjęs ir prie genčių susikūrimo bei plėtros. Atidarimas buvo toks įspūdingas, kad leisiu jam kalbėti pačiam už save. Čia jo garso įrašas. Man prie visų šitų garsų kažkodėl tai norisi paimti prisiminti, kaip tenai galėjo hipotetiškai būti kažkur tai senovėje, kada atrodo viena grupė, kita grupė kažkur tai yra ir jos nesėdės, po truputėlį taip kyla, eikime artyn į ratą, kaip mes esame įpratę būti ir prisiminkime tai, kas yra gentyse. Va tas bendrumas, kada viena pusė sako, ane? O kita pusė jums atsako, ha! Ir šitą pusę vėl dar sako, nu kartu visi, šitą pusę, ha, šitą pusę, šitą pusę, ha, nu ir dar kartelį, ha, visi artėja, ha, atrodo seniai kažkas tai vyksta, neaišku čia kas darosi, miškas, kažkokie tai žmonės, jie yra toliau ar ne žmonės, figūros. Ir atrodo, tu nesupranti, kas tai yra tokio, dar žiūri, bandai pažiūrėti nearčiau ir vieni kitiem. Šitą pusę, šitą pusę, ha, šitą pusę, šitą, ha, o šitie dar iš toliau žiūri, ha. Ir visi prieina arčiau, dar arčiau visi, dar vienas prie kito sudarydami ratą, stojame ratu, artyn ir matome, kad čia nėra priešų, čia yra vien tik tai gentainiai. Mes visi esame viena, mes visi
esame ta pati gentis. Čia nėra svetimų. Čia yra viena gentis. Ir visi kartu. Hu! Ha! Hu! Ha! Hu! Ha! Hu! Ha! Apsikabinam, kartuojam, apsikabinę, einam į ritmą. Jeigu tai yra 2 ratai, visi apsikabinę. Taip, nelikite niekas vienas, būkime visi apsikabinę. Tegul dreba žemė po jūsų kojomis, Todėl, kad visi esam viena, visi esam vyriška gentis. Judam, nesustojam. Visi kartu kaip vienas didelis organizmas. Nebijokite, šalia yra draugas, brolis, bičiulis, čia nėra priešų. Ir 3, 4. Dar kartelį. Ir 3 kartus. Sveiki visi atvykę į 4. jau Genčių festą. Ačiū, kad esate čia. Padėkokite patys savo. Tai yra 4. Genčių festas. 4 metai čia. Ir ką, šiandien iš tikrųjų turime čia gerą laiką. Turėsime visą savaitgalį kartu. Šių metų festo devizas yra leisk savo vidiniam berniukui padūkti. Taip, leisk savo vidiniam berniukui padūkti. Kiek mes daug turime rimtumo kiekvieną dieną, kasdieniniam gyvenime. Kiek tenai daug visko yra, atsakomybės, tas 3, 10, 4, bet mes pamirštame apie savo vidinį vaiką. Tas vidinis vaikas nori padūkti, bet kaip jau ir suaugęs, kaip jau ir negaliu, kaip ir neleidžia kažkokios aplinkybės. O čia šiandieną ir visą savaitgalį bus saugi erdvė. Saugi erdvė atsiverti, bendrauti, keistis, išmokti, atrasti naujų draugų, išplėsti savo akiratį, išplėsti patiem save. Tiesiog leisti savo pabūti, leisti džiaugtis. Prisimenat vaikystėje kažkas tai, karsitės medžiais, žaidėt kvadratą, ėjot kažkur tai, nežinau, kažkas tai šargatkė šaudėt, galbūt langus kaimynam daužėt. Būnagi netyčiom, nespecialiai juk ar ne. Tai va šiandien ir visą šį savaitgalį tai yra galima. Jūs esate čia, kad išlaisvintumėt savo vidinį berniuką. Leistumėte jam pasidžiaugti. Taip, pasimėtėte išiškų, teisingai. Galima mesti išiškus, jokių problemų. Taigi leiskite savo džiaugtis, leiskite savo būti, leiskite savo bendrauti, nusimkite visas kaukės. Gentis yra apie atvirumą, apie bendravimą, apie bendrystę, apie įgalinimą. Toliau be kita ko, Marius Šmitas mums pataria nusimesti ramentus ir išsitiesti visą savo vyrišką energiją. Nes juk gražiausia, kai yra ryški moteriška energija ir ryški vyriška energija. Ne taip kaip šiais laikais, kur jau nebesuprasiu, kur vyras, kur moteris, ir gyvena nelaimingi ir kaltina vienas kitą. Įspūdinga. Pasimetimo kaip nebūta. Panašu, kad čia tikrai bus visa savo energija išsitiesęs hardcore'as. Tik spėk žiūrėti ir stebėtis. Vis dėlto, Genčių puslapyje skelbiama štai tokia tezė. Citata. Nepretenduojame būti vyriškumo guru. Mes tikime, kad vyrai gentyse patys gali rasti, kokie jie nori būti. Nuo pirmųjų festivalio minučių ima aiškėti, kad tai nėra visiškai tiesa. Hipotetinis archaiškas vyriškumas čia labai aiškus. Tai vyras iš miško, rėkintis hu ir ha neaiškioms figūroms. Kryptis, kurioje galime rasti tikrą vyriškumą, mums brėžiama labai aiškiai. Ir tai mane iš karto pykdo. Kai buvau berniukas, medžiais karščiausi ir ragatkę šaudžiau retai. Iš kur jums žinoti, koks yra mano vidinis berniukas ir kiek jis prisikentėjo, spaudžiamas į būtent tokius rėmus. Būti vyriškam, prie knygutės nesišildyti, eiti dūkti. Dūkti žinoma irgi norisi, bet ar tikrai erdvė, kurioje vienas kitam į veidą išrėkiami vyriškumo stereotipai, mano vidiniam berniukui yra pakankamai saugi, kad jį galėtų atsiskleisti? Nu ne, nėra.
Man įdomu, bet aš jaučiuosi lyg vėl būčiau sutrikęs, nepakankamai vyriškas, bet pritapti norinti šeštokas. Kam saugi jūsų saugi erdvė? Vyrai kaip vyrai. Po atidarimo rėkavimų prisijungiau prie to, kas man buvo įdomiausia – dirbtuvių pavadinimu Leisk sau jausti. Norėjau susipažinti su kitais dalyviais ir pažiūrėti, apie kokius jausmus čia kalbame. Apie jas daug nepasakosiu, nes būtų tiesiog neetiška. Bet man patiko. Sutikau kitus žmonės, kurie pirmiausia žmonės, ir tik po to vyrai. Visi kažko ieškantys ir suradę, galvojantys ir priimantys sprendimus. Traukėme specialias korteles ir pasakojomės apie save. Todėl buvo labai keista, kai išsipasakojo ir atsivėrė, buvome pakviesti sustoti rateliu, susikabinti per pečius ir visi garsiai riktelti. Hu! Tarsi viskas, gana. Pažeidžiamais jautriai žmonėm pabuvom, metas grįžti į buvimą vyrais. Ta patį hu per festivalį vis išgirsdavo ataidantį iš kurio nors kampo ir beveik kas kartą nuo jo krūpteldavau. Nuoširdžiai pasakysiu, rėkiantys nepažįstami vyrai man kelia baimę. Kitą rytą, kol kapojau puikų korejietišką sumuštinį su traške vištiena ir kimči, komplimentai maisto furgonėliui, prie manęs ir dar vieno tylinčio vaikino prisėdo vienas vyresnis dėdė. Žodis po žodžio paaiškėjo, kad abu vyrai išsiskyrė. Abu dėl to pikti. Sugalvojama tai moterys, kad tu pinigus kalk, o jai dar ir gyvenimo prasmės reikia, piktinosi vyresnysis. Galėtų moteris rasti gyvenimo prasmę šeimoje, bendruomenėje, namų židinyje, bet ne, užsimanė ir į veiklos. Ir lieki su tuo daiktu rankoje. Moteriai pagal prigimtį nepriklauso daug dirbti, jos prasme gali rasti ir šeimoje, ne taip kaip vyrai. Jaunesniojo akyse kažkas tarsi sužibėjo, pokalbis pagyvėjo. Žodis po žodžio ir rimtas keikti feminizmas. Gerai, kad čia saugi erdvė, galima pasakyti nors atvirai dalykus, kitur tai tave suvalgytų už tokius žodžius. Tarė dėdė, kuris, kaip paskui sužinojau, dirba profesionaliu įmonių valdybų nariu. Už kokius žodžius? Paklausiau. Nu, kad čia yra tas pats marksizmas dabar, šitas vaukizmas, tik vietoje klasės, lytis ir rasė. Nori dabar jau homoseksualus išaukštinti, visus per sieną įsileist, šitų, kur nebeaiški lytis priviso, ir palaiko daugiausiai visą šitą moterys. O kodėl? O todėl, kad moteriams iš prigimties būtina ką nors globoti, ko nors rūpintis. Tai ir nori visais pasirūpinti. Nesupranta, kad darko pasaulio tvarka. Jaunuolis jau ir visai atkuto. Pareiškė, blogiau Lietuvoje šiuo atžvilgiu net nei Danijoje. Jau tik kvotų sistemos lytims betrūksta. Bus kaip Amerikoje. Ne, nuo Amerikoje užtat ir ginasi dabar normaliai, su Trumpu prieš akį, prieštaravo vyresnysis. Ir kokios gi kvotos, kokia prasmė ir lygybė. Į kitą savaitgalį šioje pat vietoje vyks moterų genčių festivalis ir nieko jos nesugeba pačios pasidaryti. Elektrą joms pajung, malkų prinešk, festivalio nesugeba be vyrų susiorganizuoti. Nuo tokio štai dar vienos saugios erdvės, saugiai atsitraukęs, susimaščiau ir apie kitą per pokalbį išgirstą dalyką, kurį per festivalį nekartą girdėjau ir nuo scenos, ir prie ežero, ir prie šachmatų stalelių. Kad gentys nemažai daliai vyrų, vienintelė vieta, kurioje galima pakalbėti apie jausmus ir emocijas. Kaip sakė tas pats dėdė, namie yra su žmona, apie buitį, su draugių vyrais, apie mašinas, darbe, apie darbus. Tai kitur ir nėra kur. Blecha, bet kaip jums liūdna, pirmą pagalvojau, nejučia ir gal nelabai gražiai. Bet iš tikrųjų liūdna. Ir mane liūdina iki pat šioliai, kad nemažai daliai vyrų reikia kažkokių ypatingų sąlygų, kad galėtų pasikalbėti apie jausmus. Kad vadinasi, apie juos nešneka nei šeimoje, nei su draugais, nei su bendradarbiais. Iš tikrųjų sunku ir bent man kilo toks klausimas. O tai apie ką tuomet apskritai jūs šnekate? Ir vėlgi, nebejotinai gerai, kad nors gentyse vyrai gali išsikalbėti. Bet, viena vertus, reiktų skatinti emocinį atvirumą be specialiai formuojamų ir apmokamų darinių. Kita vertus, ir tai be nesvarbiausia, kaip moderuojamas šis kalbėjimas, į kurią pusę jis kreipiamas. Ar atsiras gentyje kitas vyras, kuris dėdį valdybos nariui tars, nu ne, nesąmonė šneki. Arba, ei, aš pats nei heteroseksualus, ne baltas, ką čia pezi. Man neramu, o po festivalio ir dar neramiau, lygiai dėl tų pat dalykų, dėl kurių buvo neramu Aurelijai Užkalnytei. O kad tokiam kabutėse atvirumui, šitoje kabutėse saugioje erdvėje, nenusimato iššūkių, leido įtarti ir bendra festivalio atmosferą. Tiesą pasakius, kaip bromansų, išvertus daugmaž bachūriškos homoerotikos mėgėjas, slapta vyliausi daugiau homoerotinių vaibų. Nesakykit, 300 vyručių 3 dienas vieni prie ežero nusimeta kaukės. Skamba gėjiškai. Ir vat ne. Šiokiai tokiai mano nuostabai nieko panašaus.
bendrą festivalio atmosferą kaip tarptautinės korporacijos Lietuvos padalinio Šeimandos team building'e, į kurį kažkodėl neatvažiavo ne viena bendradarbė. Pagal išvaizdą, žinia, vertinti žmonių ir jų pomėgių nevalia. Tuo labiau nevalia kaip nors šaipytis iš normių. O ir pats atrodau ir rengiuosi daugmaž kaip ir priklauso normaliam Vilniaus epicentro bachuriukui hipsteriukui. Bet įdomesnių elementų pastebėjau labai mažai. Net ilgi plaukai ar auskaras ausyje buvo retenybė. Todėl labai įdomu, kad gentys garsiai deklaruoja atvirumą ne heteroseksualiems ir trans vyrams, bet ar nebus šitas atvejis, kai pasakei, kad erdvė draugiška ir tarsi burtų lasdelę pamojai. Jei menkiau atitikčiau heteroseksualiam cis vyrui keliamus išvaizdos ir elgsenos reikalavimus, festivalyje nebūčiau jautęsi saugiai. Gyvenimo prasmė plius. Po tokių įdomių pusryčių šeštadienį nutariau paskirti gausiai paskaitų ir diskusijų programai. Ko gero įspūdingiausias ir daugiausia vyrukų galvas kasytis privertęs pasirodymas Tomo Jono Girdzijausko 2 valandų paskaita Gyvenimo prasmė plius. Taip, tai yra tikras paskaitos pavadinimas. Pats Girdzijauskas vienas iš greitojo ir ne iki galo suprantamo kalbėjimo, kurį kai kurie žmonės laiko išmintimi, pirmeivių Lietuvoje. Paskaitoje į 3 sakinius buvo jungiama visa žmonijai žinoma visata, ir pusė dar neištyrinėtosios. Gliukozė yra panašiai į naftą, o ar žinote, kaip gaminamas auksas? Jei tristės kraują, reikalaukite, kad ištirtų ir jo pH. Valia yra viršutinė ir apatinė. Gyvenimo tvarkymuisi, tarp kitų, esama ir Marie Kondo metodo. Vilniaus Gaonas teigia, iki Sokratikai sakė, Amerikos indėnai žinojo. Taip, visa tai ir dar 10 kart daugiau buvo sutalpinta į 2 valandas. Po paskaitos priejau prie vieno naujo pažįstamo ir paklausiau, kaip jam patiko. Jis pritarė, kad sunku buvo sugaudyti sąmonės rauto gijas, bet pateisino Girdzijauską. Žmogus tiesiog labai daug žino, todėl gali būti sunku visas žinias sudėti į paskaitą. Aš spėčiau, kad problema nežinių gausoje. Problema visiškame atsakomybės tiesai trūkume. Kol mes bandome nemeluoti savo ir kitiems, bei graužiame pieštuko galą palinkę prie knygutės, įvairiausi Girdzijauskai yra nusikalę tiesiog gerą formulę pinigams kalti. Užmėčius klausytojus faktais ir interpretacijomis, pavardėmis ir tautų pavadinimais, geriausiai tautos rytų arba tiesiog indėnai, nes apie jos dauguma žmonių žino daugmaž nieko, gali išvengti bet kokio patikrinimo, bet kokios kritikos. Į viską atsakyti tiesiog pasidomėkite patys ir tu nesupratai. Nors tiesą pasakius nespėsi nei perklausti, nei patikrinti. Girdzijauskas skuba. Jis jau perbėgo prie kitos temos. Visi jau pamiršo jo išmintį apie Maslow piramidę, dabar jau kalbame apie filmą Red Pill. Girdzijausko neįmanoma nei suprasti, nei nesuprasti. Įmanoma tik pykti arba būti užhipnotizuotam. Vis dėlto įtempiau ausį, pasistengiau nepasiduoti haliucinacijoms ir išgirsti, ką kabutėse išminčius sako apie vyrus ir moteris. Kad būtų paprasčiau, Girdzijausko lyčių studijų kursą pateiksiu sąrašėliu. Vyras gyvenimo prasme gali atrasti tik tuomet, kai prisiimsi visišką atsakomybę už visą pasaulį. Įskaitant ne tik save, savo šeimą ar bendruomenę, bet ir už tornadus, karus, politikus ir taip toliau. Moteris nori, kad vyras išgelbėtų save ir ją, nes moterys prastai valdo emocijas, o vyrai yra šaltakraujiški. Todėl vyrai turi išmokti valdyti emocijas. Kiek supratau, bent jau nemušti moters. Moteris iš vyro nori 3 saugumo rūšių. Pirma, informacinis saugumas. Vyras šeimoje turi pasakyti, kurias laidas galima žiūrėti, o kurių ne. Kurie interneto puslapiai patikimi, o kurie ne. Ir taip toliau. Jis, cituojant, atskiria teisingas programas nuo virusų, kad moteriai nereiktų to rūpintis. Antras. Finansinis saugumas. Vyras turi uždirbti duoną ir išlaikyti šeimą. Tempti mamutą namo. Trečias. Fizinis saugumas. Vyras, kaip biologinis patinas, turi saugoti moterį nuo kitų biologinių patinų bei pasaulio negandų. Pasak Girdzijausko, labai nedaug moterų žino, kad egzistuoja toks daiktas kaip žaibolaidis. Jos nė nežino tokios sampratos, nes žaibolaidžiu turi pasirūpinti vyras. Amerikos indėnai, kuri gentis tauta, kurioje Amerikos vietoje gyvenantys, tiek to nesvarbu, gi visi jie ten vienodi. Amerikos indėnai sako, kad viskas, kas yra žemiau horizonto, yra moteriška, o kas virš horizonto – vyriška. Vyriškas pradas – tai bekraštis kosmosas, o moteriškas – tai mūsų planeta, Žemė gimdytoja. Todėl, vyrai, jei norite gauti vyriškos energijos, pagalvokite apie tą bekraštį kosmosą. Kas kam neaišku.
Man kilo vienas rimtas klausimas genčių organizatoriams, tarp kurių, žinau, yra ir mokslo žmonių su magistro laipsniais. Ar jūs patys klausytumėte tokios paskaitos ir manote, kad iš jos jūsų auditorija, jūsų gentainiai gali gauti naudos? Nes jei taip, tai jums mažiau ajahuaskos reikia valgyti. O jei ne, tai rimtai susimastyti, ką kišate kitiems ir truputį pasikuisti savo pačių sąžinėse. Vyrai geria, nes moterys. Pora paskaitų buvo tikrai įdomių, niuansuotų, paremtų faktais ir naudingų. Tie 105 eurai nenuėjo visai veltui. Pirmiausia, tai Vitalijaus Majorovo paskaita apie miegą ir ilgą gyvenimą. Nesužinojome nieko pernelyg naujo. Prieš miegą kelias valandas nemaigykite telefono, miegamajame tik miegokite, jame turi būti vėsu ir tamsu ir taip toliau. Bet buvo gerai išgirsti miegų rimtai besidominčio, buvusio čiužinių pardavėjo, koncentruotas žinias apie gerą miegą. Be to neatrodė, kad lektorius norėjo mums ką nors parduoti. Kuria kažkokią programėlę, bet jos ir pavadinimą jau spėjo pamiršti. Kita puiki ir man labiausiai patikusi paskaita psichologo Artūro Deltuvos. Pasakojama iš praktikos, kas ir kodėl perdega. Daug sužinojome apie perdegimo reiškinį, jo atvejus, priežastis ir pasekmes, ir netgi kilmę. Nuskambėsiu kaip leftistas, profsąjungų balsas, netgi ištarė Deltuva. O aš pagalvojau, tai ir labai gerai. Perdegimas, pasak jo, kyla iš to, kad verslas vis labiau perima NVO modelį ir nori, kad darbuotojai ne tik atliktų funkcijas, bet ir nuoširdžiai tikėtų tuo, ką dirba. Kitaip tariant, perkamos ne tik darbuotojo rankos stakliams valdyti ar protas Excelio lentelėms 40 valandų per savaitę pildyti, perkamas visas darbuotojas, jo kūnas, protas ir siela, tai paverčiant jį ar ją savotišku šiuolaikiniu vergu. Nebelikus perskyros tarp darbo ir nedarbo, nelikus to momento, kai nudirbau ir gana, nelikus minčių už darbo ribų, geri ir stropus darbuotojai ir perdega. Pasak Deltuvos, tai netgi tam tikrą prasme gerai. Mūsų organizmas taip saugosi nuo per didelio krūvio ir tiesiog taria viskas, gana. Ir netgi nustojo gaminti susikaupimo bei streso hormoną kortizolį. Pasikarkit, aš nebedirbsiu. Žodžiu, labai gera paskaita ir labai įdomi tema, apie kurią reikėtų atskirą straipsnį parašyti. Man labai įdomu buvo, kaip tokiame kontekste seksis diskusijai apie priklausomybės. Kadangi pats esu jau beveik porą metų negeriantis alkoholikas, šiokių tokių praktinių ir teorinių žinių manausi turintis. O diskusijoje dalyvavo tiesiog sprogstamas vyrų trejetas. Grupės ŽAS ir buvęs Seimo narys Linas Karalius, Alytaus apskrities vyrų krizių centro steigėjas ir vadovas Virginijus Tamulionis, bei diskusijos moderatorius, psichologas, tinklalaidės dialogas vedėjas Gediminas Tumėnas. Buvo šiek tiek keista, kad ezoterika gyvenantis antrą dieną nieko nevalgęs, tik šantalankių sultimis gyvas, toks detoksas, Linas Karalius tarpais buvo niuansučiausias ir tiesiausiai kalbantis diskusijos dalyvis. Gediminas Tumėnas vis atrodė stengėsi suvaldyti kitus du diskusijos dalyvius ir įnešti į ją šiek tiek mokslinių faktų. Bet įspūdingiausias buvo Virginijus Tamulionis. Jam reikia pareikšti pagarbą už vyrų krizių centro Alytuje įkūrimą, už sunkų ir labai reikalingą darbą, padedant vyrams kovoti su alkoholizmu. Bet kalbėdamas apie vyrų alkoholizmą, jis kalbėjo ne apie vyrus. Tamulionis kalbėjo apie moteris. Paklaustas, kodėl vyrai Lietuvoje tiek geria, jis atsakė, dažniausiai dėl skyrybų. Arba dėl nesisekančių santykių su moterimis. Štai nauja draugė neleidžia matyti su vaikais ir vyras geria. Štai žmona grasina skyrybų padosinti ir vyras geria. Štai žmona vyrą išvadino alkoholiku, tai jis specialiai nuėjo, nusipirko butelį šnapso ir geria. Apskritai vyrai geria todėl, kad yra užguiti, neįvertinti, prieš juos nuteikti vaikai, arba dar todėl, kad juos gerti skatina jų žmonos ir mamos. O kai vyras nori išvažiuoti į reabilitaciją, negali, nes per tą laiką jį kitą susiras. Neiškentęs paklausiu, o gal vyrai geria, nes turi problemų ir nesugeba su jomis susitvarkyti. Gal reikėtų kalbėti apie vyrus, o ne apie juos kabutėse skriaudžiančias moteris. Tamulionis atsakė, kad geria ir moterys jau, tik dažnai slapčiau nei vyrai. Tai beje statistiškai yra tiesa. Ir kad nėra, kad visi vyrai būtų alkoholikai ir smurtautojai. Ne, tikrai taip nėra. Bet geria ir smurtauja neproporcingai daug vyrų. Nesiklostantis romantiniai ir šeimos santykiai, žinoma, yra veiksnys alkoholizmui, bet kartais sunku ir atskirti, priežastis tai ar pasekmė. Ir ne už tornadus ir karus, bet už savo priklausomybės atsakomybę prisijimti vyrams tikrai reiktų. Dar reiktų nebūti santykiuose, kurie nėra laimingi ir darnus, o gal labiausiai reiktų dėl savo bėdų nekaltinti moterų, ar ne taip? Apskritai tokios lyg ir švelnios, lyg ir tradicinės mizoginijos tą savaitgalį prisiklausiau į valias.
Manau, jie turi dvigubą funkciją. Pirmiausia, vyriška yra tai, kas nėra moteriška. Gentims sunkiai sektųsi, jei vyrai nustotų matyti save kaip, gentį. Gentį, kuri yra priešiškame ir kartu neišvengiamame santykyje su moterų, kabutėse, gentimi. Pykti ant moterų atrodo bene neišvengiama, o tai kaip kitaip. Jei nepyksi ant moterų, jei nemanai, kad jos tau bent šiek tiek trukdo gyventi, kas tu gal boba? O antroji funkcija, tiesą pasakius, labai nebahūriška. Man atrodo, kad tai tiesiog baimė prisiimti atsakomybę už save ir pripažinti savo klaidas. Vienas genčių įkūrėjų interviu literatūroje ir mene teigia, kad gentys ta vieta, kur vyrams, kurie galėtų priklausyti radikaliems vyrų judėjimams, inceliams, redpilininkams ir panašiai, galima pasakyti ir sudrausminti. Žinai, aš tau nepritariu. Arba taip, ką tu patyrei, buvo neteisybė, tačiau tu nesi auka ir visos moterys nėra tokios. Man atrodo, kad jis arba melavo, arba gyrėsi darbu, kuris dar visiškai nenudirbtas. Liūdesys, džiaugsmas ir skausmas. Tada dar buvo diskusija su Mariumi Šmitu, Antanu Grižu ir aktoriumi Mariumi Repšiu apie nuolankumą, kurios paskirties, tiesą pasakius, aš nesupratau. Ji labiau priminė 16-mečių pasikalbėjimą prie cigaretės eilinėme plote. Šmitui ir Grižui nuolankumo samprata apskritai nepatiko, bet gal reikėjo apie kažką kalbėti, kad galėtum žvaigždį į festivalį pasikviesti. O tada aš pasėdinėjau vienur, pasėdinėjau kitur ir supratau, kad man jau gana. Žmogus negeležinis ir aš jau labai pavargau. Susidėjau palapinę, susikrovau daiktus ir įžygiavau į Lentvario traukinių stotį. Ką praleidau? Praleidau kolektyvinį futbolo čempionato žiūrėjimą, savotiškos morės, demono deginimą, šokius su Toro Bravo, o kitą dieną diskusiją vedama Ryčio Zemkausko. Bet žinokite, nieko nesigailėjau. Ėjau Trakų rajono keleliu ir džiaugiausi. Pirmiausia, džiaugiausi tuo, kad genčių man nereikia. Iš tikrųjų, tai yra nemenka privilegija. Esu nuostabiuose romantiniuose santykiuose, turiu draugų, moterų ir vyrų, su kuriais galiu pakalbėti apie jausmus. Lankau terapiją, kuri irgi padeda ištverti. Turiu savo idėjas ir vidinį pasaulį, į kurį joks Girdzijauskas neįlys. Nėra tai pats geriausias džiaugsmas, jis panašus į pasitenkinimą, kai nežinai, kaip tau jaustis ir sutinki pažįstamą, kuriam tikrai niekas nesiseka. Ir pagalvoju, o man tai viskas normaliai. Bet šiaip ar taip yra dalykų, už kuriuos galiu būti savo, kitiems ir likimui dėkingas. Dar tiesą pasakius, pasidžiaugiau ir kairiųjų organizacijomis bei rateliais. Jose gausybė trūkumų, vidinių dramų, netgi toksiškumo. Bet apie jausmus mes iš tikrųjų palyginus mokame kalbėti ir nuolat to mokomės, skiriame tam dėmesio. Nereiktų žinoma savęs už tai pernelyg glostyti, bet reikia pasakyti, kad fonas, kuriame egzistuoja idėja nesišaipyti vienas iš kito jausmų ir jų nestigmatizuoti, yra geras dalykas. Kaip ir fonas, kuriame nereikia būti tikrų vyrų. Greitai palengvėjimą ir džiaugsmą ėmė keisti pyktis ir liūdesys. Aš pykstu ant genčių būtent todėl, kad laikau save vyru ir ketinu laikyti save vyru ir ateityje. Pykstu, kad gentys meluoja vyrams, kad žino, kas per velnias tas vyriškumas, nes iš tikrųjų nežino. Nes niekas iš tikrųjų nežino. Ir taip pat pykstu, kad prisidengiant vyriškumu, į eterį paleidžiama nemažai prastų, melagingų, žalingų ir nepabijokim to žodžio toksiškų idėjų. Jaučiuosi lyg liberal marksizmo, biologinio patino ir mizoginijos idėjas būtų skleidžiamos ir mano vardu. Ir dar pykstu, kad, man atrodo, patys genčių įkūrėjai ir organizatoriai gyvena pasauliuose, kuriuose vartoja kur kas kokybiškesnį turinį, nei tas, kurį jie patikė genčių ir Gentys Fest dalyviams. Man atrodo nesąžininga, kad vyrai, kuriuos sutikau šitame festivalyje, yra šeriami prastesnė putra, nei valgo patys jų maitintojai. O galiausiai man tiesiog liūdna, juokais pasakysiu, dėl savo genties. Ir taip kartais norisi pasakyti, visų šalių vyrai, atsičilinkit biški. Žinokit, niekam nėra privaloma nieko būti, nei tikrų vyrų, nei patinų, nei vyrų apskritai. Nėra privaloma nei namo statyti, nei medžio sodinti, nei sūnaus auginti. Jei jaučiate skriaudžiami, pirma gerai įsivertinkite, kas iš tikrųjų jūs skriaudžia. Labai gali būti, kad tai ne jūsų draugė, žmona ar mama. Ir ne transžmogus, ne feministė ir ne liberal marksizmas. Jei skriaudžia, atsitraukite nuo skriaudėjo arba jam priešinkitės. Bet ir skriaudžiamam būti nėra privaloma. Vėlgi, labai gali būti, kad tiesiog nesate auka. Už beveik tokią pačią kainą, kokią sumokėtumėte už prisijungimą prie genties, galite užsirašyti pas psichologą į grupinę ar individualią terapiją. Gausite profesionalią pagalbą iš žmonių, kurie šio meno ir amato mokėsi 6, 10, 20 metų.
Žinoma, ir čia stebuklų nebūtinai bus. Galite imti kalbėti apie jausmus su draugais, draugėmis, romantiniu partneriu ar partnerė. Iš pradžių gali būti nejauku, bet priprasite. Galite, jei trūksta socialumo, prisijungti prie visuomeninės organizacijos, imti savanoriauti, keisti darbo pobūdį, užsirašyti į būrelį suaugusiems. Labai daug iš tikrųjų galite. Plačiau apie gentis ir vyriškumą Tomas pakalbėjo su Viktorija Kolbešnikova, Roku Keršiu ir Augustė Dudutytė ChatGPB tinklalaidėje. Nuo Liepos 23-osios ją rasite YouTube kanale ChatGPB. Daugiau GPB tekstų ieškokite gpb.lt, o jų garso įrašau visur, kur radote ir šį. Labai kviečiame mus paremti įvertinimu, pasidalinimu, o gal net ir finansiškai, jeigu galite. Kur tai padaryti, rasite aprašyme. Ačiū.